Taigi, sveiki visiems, mano vardas Denis, aš esu alkoholikas. Didžiosios grupės vardu norėčiau nuoširdžiai pasveikinti visus prisijungusius ir atvykusius. Turiu tokį klausimą, ar mes turim žiniasklaidos atstovų šiame susirinkime, nes šiandien pas mus atviras susirinkimas, mes turim daug kalbėtojus ir ar turim žiniasklaidos atstovų. Jeigu turim, prašome prisistatyti. Jeigu neturime, tada tęsiu toliau. Tada preambulė. Anoniminė alkoholikai tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga būti draugijos nariu – noras mesti gerti. Anoniminiai alkoholikai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčių. Mes išsilaikome iš savo pačių įnašų. Anoniminė alkoholiko draugija nesusijusi su jokiamis sektomis, tikybomis, politika, organizacijomis ar įstaigomis. Vengia bet kokių ginčių, neremia jokių judėjimų ir kitiems neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Trumpa AA draugijos istorija. Anoniminių alkoholikų bendrija buvo įkurta 1935 metais ir nuo to laiko apie ją girdėjo arba skaitė milijonai žmonių. Vieni turi gana aiškų supratimą apie AA programą, kuri padėjo daugiau kaip 2 milijonams žmonių dėl gėrimo turintiems problemų. Kiti paprasčiausiai yra girdėję, kad AA neva tokia organizacija, kuri kažkaip padeda girtuokliams liautis gėrus. Visi mes, ir vyrai, ir moterys, atėjome pas AA, kaip įsitikiname, jog savo potraukio alkoholiui negalime kontroliuoti. Mes supratome, kad turime gyventi be alkoholio, jeigu norime išvengti nelaimių sau ir mūsų artimiesiems. Mūsų draugijos grupių tinklas apima 134 šalis, tačiau jokios griežtos organizacinės struktūros draugijoje nėra. Mūsų pagrindinis tikslas yra vienas – gyventi blaivų gyvenimą ir padėti tiems, kurie kreipiasi į mus, prašydami padėti mesti gerti. Mes nesusieti su jokių judėjimų ar tikyba, už nieką nekovojame ir nesiūlome jokių reformų. Apie jokį pasaulį be alkoholio mes taip pat nesvajojame. Mes džiaugiamės naujais nariais, bet patys nieko neviliojame. Jeigu mus prašo pasidalyti patirtimi, kaip išsigydyti nuo alkoholizmo, mes tai darome, bet niekam savo patirties neprimetame. AA nariai labai įvairaus amžiaus, išsilavinimo, visuomenės ir materialinės padėties. Kai kurie iš mūsų gėrė daugelį metų, kol suprato, kad jau nebepajėgė kovoti su potraukiu alkoholiui. Kiti laimiai suprato tai gerokai anksčiau, kol dar buvo jauni ar kai tik pradėjo gerti. Alkoholizmo pasekmės pasireiškia taip pat nevienodai. Kai kas kreipiasi į AA jau visiškai smukęs, kai kas prarado savigarbos jausmą, sugriovė šeimą, nusmuko tiek, kad gyveno lindynėse. Kai kurie iš mūsų nekartą buvo kalėjimuose arba priverstinio gydymo ligoninėse. Mūsų elgesys buvo nusikaltimas šeimoms, darbdaviams, mums patiems ir visai visuomeniai. Bet ir tie iš mūsų, kurie niekada nepakliuvo į kalėjimus ar priverstinai nesigydė, kurie dėl alkoholizmo neprarado darbo, nesuardė šeimos, taipogi suprato, kad alkoholizmas trukdo normaliai gyventi. Mes pastebėjome, kad negalime gyventi be alkoholio ir taip pat kreipėmės į AA pagalbos. Tarp mūsų narių yra visų tikybų atstovų, pasitaiko netgi ateistų ir agnostikų. Daugelis religinių lyderių sveikina tai, kad AA gausėja. Tačiau, kad būtum nariu, nebūtina priklausyti kokiai nors religijai ar bažnyčiai. Mūsų vienyje visiems bendra alkoholizmo problema.
Tai, kad mes susitinkame, bendraujame ir visi kartu padedame kitiems alkoholikams, duoda naudos mums patiems. Kažkada mus buvo pavergęs alkoholis, dabar mes negeriame ir neturime noro gerti. Mes nemanom, kad tik tai mūsų alkoholizmo problemos sprendimas yra vienintelis teisingas. Paprasčiausiai mes įsitikiname, kad AA programa padėjo tiek mums, tiek ir praktiškai visiems, kurie nuoširdžiai ir rimtai norėjo mesti gerti. Anoniminio alkoholiko dėka mes išmokome geriau suprasti save ir alkoholizmo prigimtį. Mes stengiamės neužmiršti to, ką patyrėme, nes nuo to priklauso mūsų gebėjimas gyventi blaiviai, o blaivus gyvenimo būdams mums yra svarbiausias. Taipogi noriu priminti, kad pirmoji AA grupė Lietuvoje susikūrė 1988 metų birželio 30 dieną Vilniuje. Šiandieną mes turim du kalbėtojus, tai čia Virgis ir Aurelijus. Sutiko pasidalinti savo patirtimi, tai kad Virgi, skelbiu žodį tau. Prašom. Ačiū, Denė. Labą dieną, labas rytas. Virgis alkoholikas. Nežinau, čia man pirmas toks pasidalinimas. Nežinau, nebegaliu pradėti. Al pradėsiu nuo savo vaikystės. Nežinau, aš jau galima sakyti, gimiau, augau alkoholikų šeimoje. Nuo mažų dienų mane tas alkoholis lydėjo. Kada tu vaikas bijodavai pareiti namo, nes rasdavai tėvus arba girtus visiškai ten, arba jie mušdavosi panašiai, ten konfliktai pastovės. Aš augau šiaip pas močiutę, bet buvo toks momentas, kad teko ir su tėvais pagyventi. Nes mes gyvenom vienam kaime ir buvo toks momentas, kai mano tėvas mirė, mano dėdulis ir močiutė bijojo vieną gyventi, mes turėjom persikraustyti į kitą kaimą. Tai va tas didžiausias košmaras gal ir buvo man, kada aš pradėjau su tėvais gyventi. Kada tu, nenorėdavai grįžti namo, bet ir pasirinkimo nebūdavo. Laikui bėgant, aš netgi dabar kai prasidėjo tas analizavimas tos savo, aš irgi turbūt gimiau būtų alkoholiku, nes kaip ir atsimenu vaikystėje man, kas žino, kada taures statydavo. Ta vatą ant šitos to komporo spiritų, aš tą vatą laikydavau, atsimenu, man labai skanu buvo, papastas labai. Tai irgi, tas sakau, ar ten daleiskim pareinėjau čia, laikui bėgant, čia jau kada, kiek man buvo, 8, 9. Nuo stalo ten likučius išlaižyti stikliukų ar ten dar kažką. Laikui bėgant jo ten ir mokykloje mes pradėjom jau su draugais, ten neini į pamokas, eini pasidėti, kur nors alaus kokią atsigerti, ten susirandi kažkokį vyresnį žmogų, kad tau nupirktų. Ir eidavom ten, tie mokslai nerūpėjo, nes paprasčiausiai, čia aš dabar taip šneku, bet čia mano, taip, ten niekas tavim nesirūpino, taip, aš įvardinu. Tėvam nerūpi ten, ar tu mokykloj, tu išeidavai ir tu niekas nežinodavo, nei kur tu išeini, nei kada tu grįžai, aišku, kad buvo tie momentai, kada ir tėtis, ir mama ten įsiblaivydavo, tada jau kažkaip vengdavai to
Bet sakau, pas mane gan anksti prasidėjo tas alkoholio, tas paragavimas bet tai čia tas žaidimas kaip ir paaugliam, ten vaikystėj čia. Ir aš gan anksti rūkyt pradėjau. Aš žinau, aš pradėjau gal mokykloje eiti ir pradėjau rūkyt, ten toks rūkymas, žaidimas buvo, bet laikui bėgant. Mano tėtis nerūkė visiškai, jis alkoholikas buvo, bet jis nerūkė. Kai atsimenu, aš pradėjau vaikščioti, jis mane labai baudė dėl rūkymo. Ten ir nuo motociklo troselė ant pečių likėvo. Ir tas, kaip aš pradėjau po diskotekas vaikščioti, tėvas pasakė, tu geriau išgerk nuėjęs, bet nerūkyk. Tai man iš vis tokias, aš nebijodavau pareiti išgėręs ar ten dar kažką. Aš prisirūkęs bijodavau pareiti. Jo, prasidėjo tos diskotekos, čia buvo gal tas gėrimai dėl tos drąsos, dėl pasitikėjimo savim daugiau, nes gal trūko kažkiek. Nes tas buvo pas mane tas egoizmas nuo mažų dienų, nes paprasčiausiai man teko į mokyklą netgi eiti su tėvo drabužiais, aš sakau, tokia šeimoje augau. Tas pažiūri į savo klasiokus ar ten panašiai, kai jie rengėsi ten, gerų tėvų šeimoje, ten tas pavydas buvo ir tas pas mane augo, aišku. Visur tas, kada eini valgykloje, vaikai per ilgąją pertrauką eina pavalgyti, o tu eini pasėdėti kur nors, nes tu neturėdavai už ką. Tai čia irgi tas, sakau, nėra tas, grįšiu prie to, kai mes pradėjau jau vaikščioti diskotekas. Aš neįsivaizdavau, kaip išeiti į diskoteką, kaip pakviesti panelę šokt, neišgėrus, jau buvo, kada išgerdavai tas drąsos jūrą iki kelių, ar ten kivirčius kokius spręs, ten susimušt, jokių problemų nebūdavo. Drąsos ten, kad ir gauni, bet tas lydėjo mane pastoviai, tas alkoholizmas. Bet tai čia buvo kaip ir pramoga iš pradžių. Išgersiu, eidamas iš kokios, nebuvo tų daugiadienių, nebuvo jokių pachmielų. Bet tas po truputį jie dažnėdavo, aišku, ten. Netgi susitikdavom ten nedidelis toks kaimas, ten buvo keletą draugų. Mes pastoviai kažką planuodavom, mes pastoviai kokio alaus atsigerti ar dar kažką. Ir man pradėjo patiktas. Tai kai bėgant aš nebaigiau mokyklos, mane 9 klasėje liepė likti 2 metus, aš nelikau, aš išėjau iš mokyklos, pabėgau nuo tėvų, grįžau pas močiutę gyventi. Man iš vis buvo rojus, manim rūpinas močiutė kaip, nežinau, aš gal didžiausią skolą močiutė ir jaučiu dabar aš tiek skaudinau ją, manim. Bet sakau, tas, kad aš iš vis laisvas paukštis buvau pas močiutę, aš darydavau, ką noriu. Mane ten paprašydavau pinigų ir kažko, jokių problemų nebūdavo. Ir tas, kad aš mokėdavau kažkaip manipuliuotais močiutės jėduliotais, tuo gerumu ir o man pagrindė pinigų tai reikėdavo ten. Savaitgalį su draugais pagerti ten. Laikui bėgant, taip ir tas, kiek aš draugių turėjau ir ten panašiai. Ir, aš
neužmegzdavau ilgalaikių santykių, nes paprasčiausiai man trukdė gal tas. Tie gėrimas, tas mano vis dažnėdavo. Ten laikui bėgant senelis mirė, močiutei sveikata pablogėjo visiškai. Mamos sesuo įsivežė ją pas save, aš likau išvis vienas gyvent. Kažkaip buvo tas, aš jau buvau išvažiavęs į Vilnių gyventi iš kaimo. Tėtis mirė jaunas labai nuo alkoholio. Ten buvo keletos metų ir mama taip pat nuo alkoholio mirė. Bet pas mane tas manęs nestabdė, ašgi netoks, aš moku gyventi, aš žinau. Man jau ten ne vienas žmogus esasi, kai kaime ten. Ir artimieji visi sako, tu irgi eini tėvų keliais. Bet tai negi aš to nepripažindavau, aš moku gert, neaiškinkit man. Ir tas alkoholizmas mano dažnėjo, tie gėrimai. Ir net, nežinau kaip čia. Kaip ir minėjau, močiutė išvažiavo, aš likau vienas gyvent, pas mane išvis ten pastovus baliai būdavo. Pastoviai ten draugų kompanijos, o draugai, aišku, tokie patys kaip ir aš. Mes pasistatėm samagonui virt aparatą. Tada išvis pas mus jokių problemų su alkoholiu nereikėjo, finansų jokių. Ten kai kaime iš bendrovės ar ten iš kažkur išsivogdavom grūdų ten, kviečių, kvietrugių, rugių. Gal nebuvo tokios trobos, kad mes kaime ten kažko neapšvarinę ten. Mes tokie buvom, kad ten jau jei policija atvažiuodavo, jau jie pastoviai ten. Aš buvau ir dar vienas tokis, jau pastoviai pas mus važiuodavo. Nors ir ne mūsų tas buvo, galėsim kažkas nors. Ir tas stebėjo mane. Alko mane dėl to alkoholizmo, kuo toliau, sakau, bet aišku, aš to nemačiau. Kiti matė, aš to nepastebėjau. Laikui bėgant aš susiradau draugę ir mes eilėje. Jinai visiškai nevartojanti alkoholio. Ir tas mane vertė stabdyti gert, nes jinai paprasčiausiai sakydavo, Virgiau, tu per daug geri. Su santykiam tas trūdo. Ir jinai, kada atvažiuodavo į kaimą, jinai pati iš Alytaus atvažiuodavo į kaimą, aš stengdavausi stabdydavau ir su tai draugais bendravimas būdavo nutraukiamas, arba susitikdavom, aš negeriu ten. Bet aš laukdavau tos dienos, kada jinai kaip ir išvažiuos, kad aš galėtų vėl atsipalaiduoti. Tai mano pirmas gal buvo, gerai dabar neatsimenu, bet man atrodo irgi mano draugės, dar, tai tada draugės, man atrodo, neatsityvo, aš nuvažiavau užsikoduoti, nes pas mus gimė sūnus po kažkiek laiko. Ir aš tada nuvažiavau Vilniui, dar atsimenu, Jusaitis toks, užsikoduoti. Aš tada užsikodavau gal metam laiko, pirmą sykį. Bet tai irgi 8 metų neišbuvau. Pradėjau gert. Bet tas, kad ir netgi su savo draugė ten
aš pats galiu, ką man tie kodai, kad aš niekada darydavau, tai vien dėl santykių, dėl draugės, ten, turbūt tas ir buvo. Kiek aš bandydavau pats, nu gerai, tai gal mėnesį ištemdavau pats savo jėgom. Bet man visiems nors ir neprigert, nes daugidienį, bet man reikėdavo išgerti kažkiek. Ir bandžiau aš po to ir tas lašalinės. Ir pas mane gal tos lašalinės įvinėjo į rutiną tas, kad aš važiuodavau su... Mes po to iš kaimo išvažiavom į Vilnių gyvent, buvo tokiu atveju ir skyrybų, ir ten po visą Vilnių savo įsinomavęs, įsigyvenęs, nes buvo ir skyrybų viską, kažkaip saidavom visiems kartu. Laikui bėgant mums taip susiklostė, kad mes... čia dar praleidau, gal kai aš Minesotoj 2009 metais irgi atsidūriau Minesotoj. Čia draugės iniciatyva, nes bent jau sako, gal tau jau tie kodai nepadeda, bent jau sako Minesotoj gal. Bet aš negi toje Minesotoje buvau, viską mažai aš ką iš jos pasiėmiau. Paprasčiausiai man visi nereikėjo. Aš nepripažinau, kad aš esu alkoholikas. Tas buvau tą Minesotoje. Irgi nežinau, tada gal ilgiausiai išbuvau 8-9 mėnesius negėręs. Ir pas mane tas, sakau, aš kaip save vis vardinau dalnebaiščiai, kad aš, negeriu, tai negeriu, bet tada kiek tas negerimas. Savo jėgom aš ištraudau gal, sakau, porą mėnesių, ilgiausiai, bet ne visą laiką man tas gaudavosi. Tai aš tada po tos pirmos Minesotos ir susipažinau su anoniminiais. Aš po Minesotos kažkiek lankiau juos, kažkurį laiką ten pavaikščiau, bet eidavau grinai kavos pagert. Ir ten su pažįstamais, tais pačiais Minesotos draugais susitinki, ten eini papizdėlin. Ir sakau, tas nereikėjo man nei tos programos, nieko aš ten. Laikui bėgant, sakau, tai kaip ir tie užgėrimai, netgi po tų lašalinių, kada 11 metais išvažiavome iš Škotiją. Pas mane įėjo kaip ir rutina, tak nuvažiuoju, lašalinę susileidžiu į Lietuvą, kokius 6-7, ilgiausiai 8 mėnesius gal ištraukėt. Pageriu, tada blaivau, vėl nuvažiuoju ir va tai va pas mane pastoviai tas tęsiasi. Ir man tai gerai buvo, aš paprasčiausiai netgi po tų lašalinių aš pastoviai pas mane praeidavo ten, gal kokį 2 mėnesiai tokie ramiai, aš dvasiškai pabudęs, ten šeimoje atsidavęs, ten. Bet sakau, po kokį poros mėnesių pas mane prasidėdavo jau nepasitenkinimai viskuo, jau tas taupimai atskirai pinigų, jau pas mane garaže atsirasdavo alkoholio. Aš jo negerdavau, bet pas mane jau būdavo jau. Nes aš žinodavau, kad ta diena ateis. Netgi man antroji pusė, sako, aš jausdavau, kada jau tau tu ant ribos, nes paprasčiausiai jau pas mane, sakau, viskuo nepatenkintas. Tas netai padėta, ten tas taip. Prie kiekvieno žodžio aš rasdavau, kaip prisikabinti ir darbe vėl man visi blogi, blet, ne taip, kaip aš noriu. Ten, pas mane, sakau, ten
6 mėnesių bėgį aš jau sėdžiu prie jūros, kur nors alų geriu. Taip, aš galėdavau dar ten. Kada nepagerdavau tokį laiką, aš jau ten, aš jau galiu, čia pirmą dieną pas mane, gal pastoviai tas būdavo, kad aš pirmą dieną galėdavau atsigerti alaus ir viskas, ir to baigdavosi. Tada dieną kokią negeriu. Nu, tai čia iš vis pas mane jau gaunasi, aš jau nealkoholikas jau galiu, va, dieną išgėriau, kitą negeriu, nu, tai čia viskas gerai, bet po to, kai užsikabydavau aš savaitėm. Gal paprasčiausiai mane dabar, sakykime, tas paskutinis užgėrimas mano. Aš geriau iki dugno pastoviai ir aš kol atmintį prarasdavai. Tas Davidė mane jau paprasčiausiai aš ant visko, kaip sako, užlenkęs buvau. Ir šeima man buvo, nerūpėjo. Aš jau pradėjau į darbą nevaikščioti. Man tiek dasiritau, kad jau sėdėdavau. Anksčiau dar daleiskim, tu išeidavai kažkur pas su draugais pasidėti, ten, pakalbėti. Ten. Dabar aš jau nenorėjau nieko, nei draugų, nieko visiškai. Na, eini parduotuvėje, parsineši, sėdi gražiai užsidaręs. Aš dabar, kaip prisimenu tas dienas, man baisu, nes tai, kaip sako, gal alkoholinė depresija, kas ten. Aš nenorėjau jokių bendravimų, nieko. Nueini parduotuvėje, galvą nuleidęs, jau ten pardavėja, tave kreivai žiūri. Jau nereikėdavo nei sakyti, ko aš atėjau, jinai paduoda, aš išeinu atsiskaitęs. Naktim pabusdavai čia ir tų, kaip mes sakom, taškų yra. Bėgdavai naktį, kad galėtų išgerti, nes, nu, tas jau... Aš negalėjau nei gerti, nei negert negalėjau. Tas jau davėdė mane iki savižudybės, aš bandžiau kartis. Bet kažkaip per ilga virvė buvo, pasiekiau kojom grindis, kažkaip, nežinau, nusiėmiau tą kilpą, atsisėdau dar, aš turėjau alkoholio, prigėriau, taip ir nepasikoriau. Antras iki vėl raminančiais bandžiau, turėjau rimtų raminančių ir rado mane kambarį vis apsiputojusi. Aš jau nevaldžiau, aš nieko neatsimenu, bet nevaldžiau nei kojų, nieko, tik putos iš burnos, bet kažkaip įsičiūkinau, nežinau. Tai va tas gal ir davėdė mane, kad aš sakau, aš ir dabar paminiu tą vasario 4. Čia buvo tik aukštesniausios jėgos, ta Dievo pagalba, kad aš prabudau tą vasario 4 rytą ir aš neišbėgau į parduotuvę greičiau to alkoholio, pachmielo. Bet tokia mintis, reikia važiuoti man į Lietuvą, į Minesotą. Pas mane dar nuo tos pirmos Minesotos buvo likę Albino telefono numeris. Aš pasiskambinau Albinui, Albinas atsiliepė. Man patarė, pasiūlė važiuoti detoksą. Tada į Minesotą, nes šiaip būtų eilė reikėjo laukti, tai kol pateks. Štai ir padariau. Aš išsipaipaliau, gal 5 paras, aš be miego pabuvau. Aišku, įsivarčiau, įsipaipaliau sunkiai. Aš nuvažiavau į Minesotą, aš jau šį sykį labai daug girdėjau, labai kabinausi už visko. Ir po šitos Minesotos dar man Minesotai būtent socialinis darbuotojas davė čia Berdyno grupės telefono numerį, aš pasiskambinau. Ir nuo to laiko aš dabar toj grupėje sėdžiu ir stovyklos, o ką tik po stovyklos mes
praėjau žingsnius, pas mane pasikeitė, negaliu pasakyti, kad visiškai pasikeitė, bet keičiasi gyvenimas ir aš tuo džiaugiuosi, aš laimingas. Tai gal tiek būtų iš manęs. Ačiū, kad su jumis ir ačiū, kad blaivas. Ačiū tau irgi už tavo patirtį. Dabar pakviesiu Aurelijų. Prašom, Aurelijau. Atsiprašau, labas rytas, laba diena visiems. Aurelijus alkoholikas. Norėčiau iš pradžių padėkoti visiems prisijungusiems ir anoniminių alkoholikų draugijai, kurie aš esu dabar. Jo, aš irgi, kaip pasakyt, kažkaip galvoju, prisiminiau tą savo pirmą užgerimą, pirmą rimtą užgerimą, kai aš nesupratau, kad aš esu alkoholikas. Aš atsimenu, man buvo 16 metų, buvo pusbrolių vestuvės, kai aš tada pirmą dieną prisigėriau tiek, kad aš nieko neatsimenu, tai paskui prabudau vėmiau tenai. Ir paskui kitą dieną aš rytą jau su vyrais sėdėjau prie to kuralaus nuo ryto, kaip ten vadinosi. Tai ir tos 3 dienos, 2 dienas pilnas vestuvėse pabuvom ir paskui 3 dieną aš grįžom, aš jau ėjau į parduotuvę, aš neatsimenu dabar tiksliai, ėjau ir į parduotuvę, ar pas mamą kažkur radau, kažkur bonkę kažkokią, aš jau ėjau pas savo klasioką, sakau, geriam. Ir aš tik dabar man davė tas supratimas, kad aš jau tada buvau priklausomas nuo to alkoholio ir pirmas užgėrimas buvo iki dugno. Aš gal ten vaikystėje, gal per kažkokius balius ten buvau paragavęs kažko, bet aš labai neprisimenu, gal ten čierką, gal ten 2 kažkokio likerio ar dar kažko, bet aš to nelabai prisimenu. Aš prisimenu tą kartą, kai aš prisigėriau ir tas buvo iki nulūžimo. Ir aš net negalvoju, kad aš ten blogai darau kažką tai, dar kažką tai. Ir va, tai tas prisiminimas toksai, man dabar atėjo tik tai, kad tas supratimas, kad aš tai tapau alkoholiku nuo pirmo savo rimto to paragavimo, kaip sakant. Nu, kažkaip tai prisiminiau tą vaikystę, atrodo, irgi kaip šeimoje pas mumis giminiai nebūdavo, ten didelių balių, nebuvo tų, kaip sakant, to alkoholizmo, aš neaugau tokiai šeimoje, kad matyčiau, kad būtų ten labai geriama, nes giminiai ten susirinkdavo tos balius, ten išgerdavo, jie tenai, ten bonkę, 2 šampanų, viskas, ten nebūdavo jokių tenai, kad didelė šeima buvo, mama ten turėjo, tai buvo iš 8 vaikų šeimos, bet ne vieno nebuvo alkoholiko, kaip sakant. Aš nežinau, tėvas, tai mama išsiskyrė su tėvu, man buvo 6 metai, aš kiek atsimenu dar, kai mažas buvau, kad ateidavo kažkas prašyti tėvų skolų atiduoti, dar kažką, tai aš radau ten ir kažkiek kapeikų už lovos iškritus, sakau, mama, sakau, atiduok tą skolą, nu, aš vaikas buvau, nesupratau. Na, bet sakau, kad aš neužaugau toj alkoholikų šeimoje, aiškus buvo visokių, mama buvo viena gyveno, paskui mane atidavė internatą, mokinausi iš internato 4 metus, aiškus kaltinau mamą dėl to, kad internatą mane atidavė. Kažkaip aš šiandien prisimenu, aš internetu mokinausi, net aš šeštadieniais reikėdavo eiti į mokyklą, sekmadienį, šeštadienį po pietų grįždom namo. Bet aš atsimenu, kad šiandien kažkaip tai prisiminiau, aš ten internete sėdėjau ir ant suoliuko toks berniukas sėdėjo, kur ten visi pasilikdavo per visą šeštadienį, sekmadienį, jis laukė tėvų, kol atvažiuos ir jisai verkė, tada aš jį apsikabinau, sakau, viskas bus gerai kažkaip tai. Bet šiandien prisimenu tokio atveju ir aš kažkaip tai pagalvoju, aš kaltinau tą mamą, bet aš nežinau, kokią situaciją iš tikrųjų tuo metu buvo, kai mums atidavė internatą ten. Tai kažkaip tai visas tas gyvenimas, tai internatė, ten aš išmokau disciplinos kažkokios, tai nes aš visą laiką mes iš ryto ten keldamės, prausdamės, mankštų darydavom, bėgiodavom. Kažkaip tai aš dabar pagalvoju, aš dėkoju, kad praėjau tą internatą ir aš kažkokie tai prisiminimai kyla, nes yra įaugai tą kraują išlikę iš to internato. O paskui kažkaip mama gavo Palangoj ten butą ir mes persikraustėm, aš pradėjau eiti mokyklą tenai, pradėjome gyventi, nebereikėjo internatų, viskas tai buvo gerai. Aišku, mama ten dirbo virėja, sunkiai tų pinigų nebūdavo kažkaip tai. Ir kažkaip pradėjo į tų biznis į Rusiją važinėtis ir iš karto atsirado daug pinigų. Ir kažką norėdavai, tą pirkdavo mama, ką norėdavai, tą duodavo, išvažiuodavo jinai.
kažkaip taip, paskui mane irgi veždavos, užsidirbu tų pinigų ir paskui prasidėjo man, būtų 16 metų, kai aš pradėjau gerti. Pirmą kartą tų pinigų visą laiką būdavo, aš pats važiuodavau, mama išvažiuodavo, būdavo laisva koja, draugai, visą laiką baliai namuose, nuo šeštadienis, sekmadienis prasidėdavo tenai, pirmadienį, trečiadienį, ten visą savaitę, kol mamos nedirba, visą laiką gerdavo. Nes pinigų buvo ir aš nesupratau, tada iš viso tas gerimas man iki to davė, nes, sakau, nieks alkoholikų šeimoje nebuvo, aš nematydavau aplinkinių žmonių, kad ten būtų gėrę, bet man su pirmo karto ir prasidėjo tas. Į tą profesinę mokyklą irgi išvažiuodamas, klausiausi irgi, mes su draugu nuvažiuodam, ten būdavo ir atsakymų, bus 16-17 gal metų, mes nueidom į mokyklą, mes nueidom nusipirkdom bonkę restorane, ten dar tai buvo tie laikai 91-22 metai, ten labai laisvai viską pardavinėjo, nereikėdavo nei pasaro, dar 18 ir mes išgerdavom kokią bonkę, važiuodam namo, viskas, tai tas gyvenimas sukos, pinigų buvo visą laiką, kažkaip tai jų netrūko, ten eidavau tą praktiką, nuneždavau meistrui bonkę, kad nebeidavau tą praktiką, ten tas 3 dienas gerdavau ir dar kažką veikdavau. Aš ten nekerdavau kiekvieną dieną, bet dažniausiai savaitgaliai būdavo tai pastoviai, ten su draugais ar dar kažką tai. Nes kaip aš nesuprasdavau, aš skaičiau save normaliai geriančiu. Bet kaip atsitiko, kad irgi buvo 18 metų, mama papuolė Maskvoje avariją didelį, nebegalėjo nieko daryti. Užsibaigęs biznį ir tuščia, buvo nieko, pinigų išvis nulis, šaldytuvas atsimenu, atsidarai tuščias, mama ligoninėj pusę metų ant lovos gulėjo, ką daryti, ir beliko vienintelė išeitis eiti vogti, nes aš norėjau gerti, norėjau turėti pinigų, norėjau kažką tai nusipirkti, norėjau pasirodyti prieš kažką tai. Ir prasidėjo vagystės, aišku, jos truko gal kelis mėnesius, 4 ar 5 mėnesius truko vagystės, nueini pavogė, turi pinigų, savaitę laiko baliavoji, išleidi viską ir vėl toliau. Ir kaip sakant, ateina visą laiką, kaip galvodavau, kad niekas manęs nepagaus, aš čia toks protingas, aš čia viską darau gerai, bet atėjo laikas, kai važiavo iš ryto ir išsivežė ir sėdėjau kalėjime jau kiek 2 metus, 3 mėnesius ir aišku, aš ten vaistų porą kartų gal buvau, tenai tų psichotropinių kažkokių vartojau, paskui ten dar kažkokių ten virėmės, tenai neatsimenu, ragį kažkokią laikę. Tai bet toks mano tas irgi, bet buvo pertrauka tokia labai didelė be alkoholio. Buvo pertrauka be alkoholio ir kai išėjau iš kalėjimo, ten duodavau kažkaip tai pinigų ir aš pirmą dieną išvažiavom su vienu kartu paleidom, pirmą dieną iki komos. Komos prisigėriau, aš neatsimenu, kaip gerai, kai grįžau aš namo pas mamą, aiškus, ir buvo po 2 metų su viršum, buvo pirmą dieną iki žemės grėvimo, tai čia ne tai, kad išgerti, ten kažkiek tėvaus ar dar kažko, tai kad paprasčiausiai biškai atsipalaiduoti, bet iš karto tas alkoholis buvo, kaip ir vėliau svartu, visą laiką norėdavau įsigerti iki tos sąmonės netekimo, iki to, kaip sakant, lūžio. Ir grįžti iš kalėjimo irgi prekiaudavau mama turgui, aš nepatėdavau turgui prekiauti, visą laiką šalia Luberis būdavo, aš jau iš ryto į Luberį, visą dieną ant alaus sėdžiu, irgi tai pageriu, paskui bandau sustot, tada po savaitgalį didesnio išgerimo ir 2-3 savaitės geriu, 2-3 savaitės negeriu, kai negeriu aš jau apsimetu prieš visus, koks aš čia geras, aš čia negeriu, aš dar kažką tai. Ir tai paskui sukūriau šeimą, žmoną, tokiam, aišku, aš gerdavau, nebūtų, kad aš pastoviai kiekvieną dieną gerdavau, bet aš gerdavau dažnai. Turim šeimą, gyvenu pas uošvienę, irgi būdavo, išeinu į parduotuvę, ką nors, atsimenu, vartos ar kefyro kažko, aš jau negreitinas, atsiliubai ir viskas, aš sutikau draugą ir aš negrįžtu 4 paras, aš baliavoju kažkur tai. Mažas vaikas, mano namuose, tai tas gyvenimas taip tęsės, aš nežinau, kaip pragyvenau, kokią 2 metus, po 1,5 su žmona ir
aišku, išsiskyrėm, nes su manim nebuvo įmanoma gyventi, nes aš tai būnu namuose, tai nebūnu. Ten ilgos aš ten už butą nemokėdavau nieko, aš nemokėdavau, aš tik tai gerdavau ir viskas. Tas toksai. Tas pirmas mano atėjimas į tos anoniminius alkoholikus, tai aš net nežinau, kad aš esu alkoholikas, aš ten nesupratau, aš buvau čia normaliai gerinęs, nes aš, kaip pavyzdžiui, kiti irgi geria, nes aš daugiausiai taikydavau, kai leiskim šventės kokios, viskas, ar draugai ten geria, va tada ir aš žiūriu, aš susitapatinu su jais ir visi geria ir aš normaliai geriu. Bet aš ten normaliai gerdavau, nes visi draugai manęs buvo atsisakę. Čia prieš tai jau momentai nebekviesdavo manęs į balius, nes aš ten eitų susimušdavau su jais, ar pridarydavau ką nors jiems, nes visą laiką būdavo problemos su manimi. Na ir kai aš nuėjau vieną dieną į darželį pasiimt dukros, man darželio auklėtoja paklausė, sako, gal tu ateik anoniminis alkoholikas, aš pirmą kartą išgirdau, kas ten tokie ten anoniminiai alkoholikai, ką aš ten, nes visai gal tu per daug geri kažkaip man pasakė. O aš visas po 3 ar 4 dienų toksai drebantis, visas toksai, buvo labai labai bloga. Aš sutikau su jie, galvoju, greičiau tu atstot nuo manęs, aš ateisiu, sakau, ten neatsimenu, ar antradienį, ar ketvirtadienį, kažkokią dieną. Ir aš paskui tas 2 dienos, kitą dar gėriau, kitą dieną, tai galvoju, reikia eiti, bet tai galvoju, aš pasižadėjau ateiti, kitą, jeigu aš neteisiu, aš eisiu darželį dukros. Ir manęs vėl klaus, kodėl netėjai ar dar kažką. Tai, aš iš ryto dar atsigėriau ten 2 ar 3 alvos, galvoju, vakar reiks eiti. Na ir taip aš patekau į anoniminius alkoholikus, kai aš aiškus, kaip dabar suprantu, aš ne savo norų ten atėjau, aš neieškojau jokios pagalbos, kad negert. Bet dabar, kaip aš suprantu, čia kas iš aukščiau man atsiuntė tą tokį ženklą, kad aš turiu tam būti. Ir aš kai pirmą kartą atėjau į tos anoniminius alkoholikus, tai įvyko kažkas nerealaus mano gyvenime, toks pasikeitimas. Aišku, aš jau su didelė baime, su nežinojimu, kur aš einu, dar kažką tai. Bet kaip aš esu minėjęs, aš atėjau tos anoniminius alkoholikus pirmoji toj daly, aš ten nieko nesupratau, žvakės dega, kažkas ten pakabinta ant sienos, kažkokie žingsniai, kažkas ten dar. Žmonės ten kažkokie visi blaivus, galvoju, kad kažkaip tai čia man, tai vieni sako 2 metai ir 3 metai, gal 4 metai daugiausiai buvo negeri. Galvoju, iš tikrųjų aš netikėjau tuo, aš galvoju, kad jie meluoja, ar čia kažkas vietų, aš buvau kažkoks pasimetęs, nesupratau, kas ten vyksta iš viso. Galvoju, čia kaip sekta kažką ten skaito, Dievas, dar kažkas, tai ir man buvo tai kažkoks tenai kosmosas, pirmoji daly tenai, kol jie tenai ten viską perskaitė, bet kai paskui pradėjo dalintis savo istorijom, kai aš susitapatinau su jais ir kai aš supratau, kad aš patekau į tą savo kažkokį pasaulį, kurie mane visi supranta, kurie mane pažįsta, kurie praėjo tą patį, ką aš praėjau, ką aš jaučiu. Ir tas įvyko labai didelis lūžis pas mane iš po susirinkimo išėjau visai kitas. Atrodo toks, aš iki šiol nesu gyvenime pajutęs tokio pasikeitimų savyje, kaip tada atėjęs anoniminis alkoholikas. Paskui apie tą sektą, kai aš dabar pradėjau šnekėti, kad pagalvojau, kad ten sekta. Aš dabar suprantu, kokioj aš alkoholio sektai buvau. Aš atidaviau viską už alkoholį, atidaviau šeimas, galėjau pragerti tėvus ir mamą, kad aš tenai, jie ten įskaudindavau ir viską, aš viską galiu. Dėl alkoholio aš galėjau padaryti viską, netekti, kad tik išgerti. Ir aš kažkaip tai pagalvojau, tai nesvarbu man, ar sekta, nesekta, kas kaip galvoja, man kažkaip tai, nes alkoholis buvo, kaip supratau, dar didesnė blogybė, kaip sakant, kaip yra. Tai va, ir kaip aš irgi to antro susirinkimo, aš laukiau, už 2 dienų buvo, aš nebegalėjau, aš tiek norėjau veiti atgal, ir aš pradėjau veiti tuos anoniminius alkoholikus. Man ten iš pradžių aš viską klausiausi, man viskas patiko, bet paskui man vėl kažkas perspirti, aš čia per jaunas, aš čia jie per seni dėl manęs, man gėda buvo su jais. Bet kažkaip iš pradžių, bet paskui viskas persivertė ir aš pradėjau, visi draugai senesni kažkokie atkrito su gerovai, ten dar kažkas visi atkrito, aš pradėjau jiems anoniminiais alkoholikais bendrauti. Važiuoti į jubiliejus, susirinkimus ir viskas atrodo buvo viskas gerai. Ir kai aš buvau, ten buvo dar mano 2 ar 3 atkryčiai, bet aš ten paskui, sakau, ateidavo anoniminių alkoholikų pas manęs laukdavo manęs prie durų, kad jau po 3-4 dienų aš esu labai dėkingas jiems, kad štai jų kažkokį kantrybę ar dar kažką, tai tą atsakomybės jausmą, kad ir
aš buvau paskui apie 3 metus su mumis, važiuodamas ir iš Viekšno viską, bet aš išvykau į užsienį gyventi. Ir užsienį aš irgi kažkaip grįžau, tik į Lietuvą nueidavau tenai į susirinkimą 1-2 kartus per metus, kaip grįždavau ten, nueidavau gal porą kartų, kai grįždavau, bet labai retai. Ir po 3 metų kažkur tai, jeigu turėjau gal 6,5 metų blaivybės, nes aš buvau labai prieš narkotikus nusistatęs ir mano buvusi partnerė pamačiau, kad vartoju narkotikus ir man net išvis net nešojo galvą gerti, negerti, iškart paėmiau čerką ir iškart išgėriau. Ir tą dieną, tą vakarą, po naujų metų, atsimenu, buvo vakaras, aš papildys pradėjau gerti ir aš tą vakarą prisigėriau, kitą rytą atsikėliau, man galvą skaudėjo, aš išgėriau vaistų. Ir viskas. Ir šitus pirmus metus po to ilgo negerimo aš išgėriau gal 3-4 kartus, 4 kartus maksimum. Aš žinau, kad tam pareidų kas 3 mėnesius. Ir aš pagalvojau, kad kai aš ryte atsikėliau, aš neturėjau pachmielo, aš atsigėriau vaistų ir man kažkaip tai viskas gerai. Galvoju, aš gal išmokau. Aš negalvoju, aš gal išmokau gerti, bet aš kaip buvau patenkintas tuom, kad aš taip galiu gerti. Nes aš kaip prisimenu, kaip anksčiau gerti, man labai buvo gerai taip. Vieną dieną tai išgeri, kitą dieną ten vaistų. Bet tas alkoholizmas, jisai su laiku grįžta. Kuo toliau po metai ėjo, kuo toliau dar didesnės problemos, daugiau to gerimo. Ir aš žiūriu, kad aš grįžau po tų metų į tą patį. Ir mano buvo tokia nuomonė, kad su alkoholiku aš labai turėjau gerą nuomonę, aš tą Ramėnos maldą visą šnekėdavau, aš žinodavau, kad jie yra, aš prisimindavau, bet aš neidavau, nes aš galvoju, aš ir ten buvau, ten man nepadėjo, nes aš vis tiek užgėriau ir aš tada kažkokiu, kaip sakant, lengvesnių gal tų būdų. Aš irgi kaip, aš kaip aklai, kai prisidirbdavau, kad nors aš bandydavau sustoti gerti, ar pats biškį bandydavau sustoti gerti, nes kad atpirkti savo kaltę kažkokią ar dar kažką tai. Nes aš, kaip sakant, ir bijodavau ten ar žmonos, ar partneris, dar kažką tai, kad aš geriu, kad dėl to aš negerdavau. Ir kažkaip kartais laukiau, kad susipykti tai, kad aš turėčiau progą nesišnekėti, kad ar geriau išgerti, negu tenai išspręs problemas kažkokias. Aš visą laiką bėgdavau nuo problemų, kai išgerti. Aš prisidarydavau ir dar bėgdavau nuo jų. Ir irgi bandžiau, kaip sakau, tos kitokius būdus bandžiau ir koduotis, aš buvau, užsikodavau, aš nuvažiavau, kaip sakant, užsikoduoti visam gyvenimui, nes aš nenorėjau gerti visą gyvenimą, užsikodavau visam gyvenimui. Teisingai, aš buvau ten 8 mėnesius negeręs, bet aš tuo tarpu gerdavau ten be alkoholinio, atsigerdavau visą laiką ir kažkaip tai važiavome į baras, norėjau alkoholinio, bet nebuvo, sakau, vadovus. Na ką, ir vėl viskas prasidėjo iš naujo. Ir paskui, kai paskutinius skyrybų su žmona vėl tas alkoholis mane užvaldė tiek atostogos, aš jau visą laiką geriu. Aš laukdavau, pavyzdžiui, žmona, jinai išgertų kokio vyno taurę, kad manęs neužuostų, aš jau geriu iki galo, ten prisikavojęs ar skladukė, ar mašinai, tenai alkoholį papildomai, kad man netrūktų. Kad manęs neužuodžia, aš jau kažkaip atsipalaiduoju, aš galiu daug išgerti. Bet tas, mano, aišku, tas slėpimasis, tas dar kažkoks, tai visą laiką melas ir apgaulės. Aš daugiau prisimenu, nešuosi 4 alaus iš parduotuvės, buvusi žmona pamatė, sako, nešuosi 8, parsinešiau 4. Ir buvusi žmona sako, tu nešysi 8, ne, aš tiesiai žiūriu, ir meluosiu 4, bet nemadinis, čia yra išvis kažkoks absurdas. Tai ir vėl skyrybos, ir vėl tas pats alkoholizmo liūnas, vaikštai kelnis šlapas, vėl prasidėjo ir narkotikų paragavimą, ir dar kažkas, išvis, nesąmonė kažkokia, aš nebežinau, ką daryti. Išsikrausčiau su sūnumi į karavaną, kažkokią jaučiau atsakomybę, gal už vaiką, dar gal kažką, tai jeigu ne vaikas, tai išvis būčiau, aš jaučiu tikriausiai nusigėręs iki, nežinau, gal viską praradęs. Gal jis kažkiek, sakau, laikė mane tuo tarpu. Ir aš kaip reikėjo man pasą važiuoti darytis, ir aš nuvažiuoju tam, čia Mančesterį poskirį tą pasų, ir aš pasižiūrėjau, man reikia pasirašyti, man rankos dreba, aš nebegaliu visas sutinęs, aš galvoju, nereikia kažką tai daryti. Ir aš galvoju, reikia man grįžti su sutinės alkoholikus, nes aš neberandu jokių kitų būdų, kaip man išlikti laive.
aš tai irgi nuėjau čia pas anglų grupę ir tą pirmą dieną kažkaip tai neatsirakino durys ir sako, atvažiuojam į McDonald's, sako, ten atsikert kavos, aš nevažiavau, bet aš džiaugiuosi, kad aš nuėjau tą pirmą dieną. Ir jau paskui susiradau online grupę ir atėjau internetinę grupę, važiuodavau į anglų susirinkimus gyvai ir man labai tai padėjo. Kažkaip irgi tą 12 žingsnių minų alkoholikų programą, aš tada kai pirmą kartą buvau nuėjęs alkoholikas, aš jos nejau, nes nieks neįdavo. Ir aš irgi kažkaip ieškau vėl, vis tiek aš dar ieškau tų lengvesnių būdų, kažkokio, aš galvoju, greitai praeinu programą ir viskas, ir man viskas pasikeičia, apsiverčia, aš pasveikstu ir vėl viso gero, ten alkoholiką ateinu vieną kartą į savaitę ir vieną kartą į mėnesį ir viskas. Paskui aš vėl tas atkritis buvo ir vėl buvo, kada buvo tas atkritis kosmosas, iš tikrųjų toks kosmosas buvo alkoholis, narkotikai, visapilna. Čia buvo dugnas pasiektas, skolų daugiausiai, nebežinai, ką daryti, nieko nebeišspręsta. Ir kažkaip man gal dėjo, gal globėjas danešė man, kad kažkaip tai, kad reikia sąžiningai būti su savim ir aš praėjau tą programą, sąžiningai, kiek aš suprantu, sąžiningai praėjau, lyg tai viską darau, tai prasidėjo tas toks gyvenimas, viskas apsivertė aukštyn kojom praėjus tą programą, kiek aš dabar esu metai, kiek 8 mėnesiai blaivas, bet taip yra pasikeitęs gyvenimas, kad aš net nesitikėjau, kad taip gali būti. Per tos metus 8 mėnesius aš, kaip sakant, iš pragaro patekau, ne į rojų, bet vis tiek labai didelis skirtumas yra. Aš pamatau, pasikeitęs mano bendravimas su kitais žmonėmis, atsiradęs didesnis sąžiningumas, tas visas kitas ir gyvenimas, kažkaip tai viskas, aš anksčiau to netikėjau todėl, bet viskas yra susitvarkę vien Dievo pagalba. Nes aš sakau, kai visi sakydavo Dievas, čia sekta kažkokia dar kažkas, čia visai yra kitaip. Atėjo tas kitas supratimas, kitas mąstymas. Ir dabar viskas taip gyvenime taip neplanuota. Anksčiau aš pats prašydavau kažko, tai pats laukdavau kažkokių tai pasikeitimų didžiausių, svajonės, lūkesčiai, viltis kažkokios, kad čia viskas bus gerai man. O dabar man viskas dėliojasi taip, ne taip, kaip trokščiau, bet taip, kaip man reikia. Tai gal tiek, ačiū, kad paklausėt, ačiū. Kad iš tikrųjų esu labai dėkingas draugijai, per kurią atradau tą aukštesnę jėgą Dievą, tą kažką. Tai ačiū Jums. Ačiū tau, Aurelijau. Dabar gal kas nors nori užduoti klausimų mūsų kalbėtojams. Turit klausimų? Labas rytas, alkoholikė Kšiauša. Aš klausimų neturiu, bet tikrai noriu padėkoti Virgiui ir Aurelijui už pasidalinimą. Daug susitapatinau ir tikrai dar kartą galiu pasakyti, kad tikrai programa veikia ir žingsniai padeda sudėlioti ir tikrai programa daro stebuklas, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad esu su jumis ir dar kartą dėkoju Virgiui ir Aurelijui už pasidalinimą. Ačiū. Ačiū tau, Kšiauša. Gal dar kažkas tai turi klausimų? Prašom, užduok. Gerai, niekas neužduoda, tai aš užduosiu Virgiui klausimą, alkoholikė Kšiauša. Kaip dabar santykiai su tavo žmona ir su šeima, jinai džiaugiasi su tavimi, jinai palaiko tave ir kaip visai dabar susiklostė tavo gyvenimas po šiai dienai. Ačiū. Alkoholikas ir jūs. Ačiū už klausimą, Kšiauša. Mane dabar, aš negaliu pasakyti, kad visus 100 pasikeitė pas mane tam šeimoje, bet skirtumas tikrai labai didelis. Tas netgi, kad aš pradžioj pradėjau
po Minesotos lankyti anoniminius. Tas gyvai pas mus ten vienas iki per savaitę ketvirtadieniais, bet aš pradėjau per Zoom jungtis. Buvo tokios pavydos scenos, kad ir į tą stovyklą pirmą važiavau. Buvo tas, kad ar tu geriai, tavęs nebuvo, ar tu dabar blaivas, tavęs nėra, bet šiuo metu atėjo tikrai tas, aš pasakiau, kad be blaivybės aš neturėsiu ir jūsų, ir tikrai atėjo pas ją supratimas. Sūnus irgi džiaugiasi, kad aš lankau anoniminius, jis mato pokyčius. Aš dabar galiu pasakyti, šeima džiaugiasi, kad aš esu blaivas ir kad aš kabinuosi, kad esu su jumis. Aš manau, vien tik viskas eina į naudą ir tikrai tas netgi kada metų proga galvoju, netgi pasigirsiu. Aš manau, čia bus geriausias įrodymas, kad šeima džiaugiasi dėl mano blaivybės. Tai va, tikrai viskas keičiasi šeimoje. Tai tie galbūt, ačiū, kad blaivas. Ačiū. Gal dar kažkam tai kilo klausimų? Giedrius alkoholikas kažką, kad netlėpė. Ačiū iš jų abiem. Ir aš kalbu tokį, pas mus knygoje rašo, dvasinis gyvenimas nėra teorija, jis yra praktika, ne, veiksmai. Gal pasidalinkit, gal kokiu pavyzdžiu paremto, kaip pritaikot šią dienai programą 12 žingsnių mūsų kokioje situacijoje ir kaip jums sekasi gyventi dvasinį gyvenimą. Ar lieka tik teorijoje? Ačiū. Virgis alkoholikas, dvasinis. Paprasčiausia pas mane tas yra dabar gal elkis su žmogum taip, kad kaip tu norėtum elgtųsi su tavim ir tas. Gal tai būtų pas mane, aš nežinau. Aš stengiuosi kitaip žiūrėti žmonės, ne taip kaip anksčiau. Į tas pačias situacijas vertinu kitaip. Ir tas tikrai labai į naudą, nes paprasčiausiai būdavo, kaip ir aš esu sakęs, gal aš spėdavau ateiti į darbą, tas žmogus su manim dar nepasisveikinęs, o aš jau jis mane už. Tai šiuo metu dabar to nėra, tas dvasinis, tas, sakau, elkis su žmonėm taip, kaip norėtų, kad su tavimi elgtųsi, pas mane gal tas yra. Tai būtų pas mane, ačiū. Aurelijus alkoholikas. Jo, čia tas geras klausimas apie tą dvasinį gyvenimą. Aš kažkaip anksčiau labai ieškodavau to dvasingumo, kažkokio aš ieškodavau Dievą, ten kažkur tai melsdavau, ten visiems glaudau kažko, kad man duotų kažkas tai kažką tai, kad aš jaučiausi gerai. Man atėjo tam tarpas, kai aš buvau programai, tai aš jau 5. O kai aš pradėjau 6-7 žingsnį, kai aš perėjau 6-7 žingsnį, mano būdo trūkumus šalinti. Ir tada, kai aš pradėjau džiaugtis, kad kiti yra laimingi, aš anksčiau nesidžiaugdavau, aš anksčiau pavydėdavau. Aš anksčiau pavydėdavau bet ko ten, kas turi gražesnę žmoną, kas turi šeimą. Aš kaip anoniminis alkoholikas, aš pavydėjau, išnekėdavau šeimą, dar kažką turi. Aš pavydėdavau, man pas manęs buvo to pavydas, dar kažkokia neapykanta kitiems. O paskui, kai aš pajutau lūžį tokį, kai man įvyko, kai aš pradėjau džiaugtis už kitus, kai aš pradėjau džiaugtis kitus sėkmėm, kas kiti turi, kai nebebūtų savanaudiškumo toksai tas, dingo tas ego kažkoks tai. O tada aš pajutau tą dvasinį, kad kažkokį tą, aišku, jis nebūna visą laiką, aš turiu dirbti, aš teisingai, yra atiduodamas kitam, aš gaunu kažką, tai aš
sakau, tas yra tas dvasinis toks tobulėjimas čia visą gyvenimą, kartais jis užstringa, pas mane irgi kažkaip tai atrodo čia dvasiškai pabudęs, bet, ne, yra irgi, daleiskim, kaip sako, duot kažkam tai, kažką tai, ne pats prašyt, kad duot, bet tau atiduot, mylėt, nebūt mylimam, guos, nebūt guodžiamam. O tas yra supratimas kitų žmonių, pagalba kitiems be jokio atlygio prašymo. O kai aš tą suprantu ir aš kai pradedu taip daryti, tai tas grįžtamasis poveikis, tas įgumas pareikia pas mane. Aš gal tiek šiuo momentu suprantu, kad dvasinį ryšį. Tai ačiū. Ačiū, Aurelijau. Gal dar kažkas tai turi klausimų? Jei neturi, tai gal aš paklausiu abiejų vyrų, abiejų kalbėtojų. Pas mus sakoma, pažanga yra svarbiau nei tobulumas. Kaip jūs einat tos pažangos link, ką darot, ką jaučiat, kokie skirtumai, irgi ne dvasinio tobulumo, bet tos dvasinės pažangos. Ar jaučiat kažkokius tai skirtumus, jeigu, pavyzdžiui, tarnaujat ar padedat kitiems? Koks yra tas skirtumas ir toji dvasinė pažanga? Dėkui. Jo, Aurelijus, gal aš sakysiu pirmas. Nes kaip aš pajutau dabar tą, kaip sakant, svarbiau ten pažanga, netobulumas. Jo, gal iš pradžių galvojau, aš tai čia pasveiksiu, aš čia būsiu tobulas, taip ir taip nedarys klaidų, dar kažko, tai toks buvo. Bet paskui aš kaip pradėjau, pavyzdžiui, man irgi kaip globėjas sakė, tu turi globot, nes aš nenorėjau nieko daryti, aš norėjau dėl savęs visą laiką viską gauti. Kad man kažkas duotų kažką, tai kad man padėtų, kad mane suprastų, kad mane ten mylėtų, dar kažką. Tai. Paskui, kai aš pradėjau dirbti su globotiniais ir aš kaip perjaučiau jų jausmus kitus, dar kažką, kai aš supratau, kad jie nori veikti dar kažką. Bet tai čia yra tas, kaip sakant, po truputį ėjimas to netobulumo link, bet tas tobulėjimas, tarnavimas, teisingai, aš tarnauju ten. Ir man kartais aš nebenoriu nei tarnauti, atrodo, jau nusibodu dar kažką, tai per daug čia man ten kvaršina galva, dar kažką. Tai aš tarnauju, bet nes tada aš besisku savo galvoj, aš kažkaip tai atiduodu, aš žinau, kad darau dėl kitų, nors manęs gal nemato, nežino, ką aš darau, bet man kažkaip tai tas yra toksai, vis tiek aš darau dėl kitų, nebedarau dėl savęs. Kai anksčiau norėdavau aš dėl savęs kažką, tai kad man kažkas kažką padarytų, kad man kažkas kažką duotų. O dabar tas dvasinis tobulėjimas, bet yra atsidavimas savęs kažkam tai kitam, ne vien savo. O taip aš suprantu dvasinį tobulėjimą. Ir čia visą gyvenimą reiktų dvasinį tobulėjimą eiti kažkaip tai. Nes jeigu aš nustosiu daryti dėl kitų kažką tai, padėti kitiems, tai tas dvasinis tobulėjimas man nutrūks. Nes aš tik atiduodamas gaunu tą dvasinį tobulėjimą, kaip yra parašyta, atiduodamas aš gaunu. Jei aš nieko neduos, reikalausiu savo, aš nieko negausiu. Tos dvasinės ramybės niekur aš netrasiu. Tai gal kiek aš taip suprantu tą. Ačiū, Aurelijau. Virgi, ką tu? Kaip tu? Olgas Virgis. Aš nežinau, kaip tas dvasinis tobulėjimas, tas kaip ir, aš nežinau, bandau tarnavimais. Nes netgi šiandien mano pirmas tas, aš nenorėjau ten kažką tobulai kažką pasakyti, bet šnekėjau taip, kaip yra ir paprasčiausiai ne taip, kaip anksčiau. Aš tais gėrimo laikais aš buvau tobulas, man nereikėjo nieko. Dabar, kaip ir Aurelijus minėjo, stengiuosi būti naudingas be atlygio ir šeimoje, ir darbe, ir grupėse, ir ten, daleiskim, ir toj pačioj stovykloje, kaip dabar buvom. Aplamai visur, tas nėra to, kad aš geresnis, ten tobulinu dar kažką. Tas gal pas mane yra. Tai gal tiek būtų. Ačiū. Ačiū už atsakymą. Gal dar kažkam tai kilo klausimų?
Prašom. Jeigu nieks neturi klausimų, tada skelbsiu pabaigą. Ačiū labai mūsų kalbėtojams. Ačiū už jų atvirumą. Ir noriu paprašyti išsaugoti savo ir kitų grupės anonimiškumą. Vienybės deklaracija. Kuomet kas nors ieškos pagalbos, noriu, kad anoniminiai alkoholikai visuomet paduotų ranką ir aš esu už tai atsakingas. Tai mes skolingi AA ateičiai, mūsų bendrai geroviai. Pirma, laikyti mūsų bendriją vieningą, nes nuo AA vienybės priklauso mūsų gyvenimai ir gyvenimai tų, kurie dar ateis. Ačiū visiems už susirinkimą ir gražaus vakaro. Gražios dienos, atsiprašau.